Sveiki, šiame video parodysiu pristatymo ir mokėjimo modulių valdymą. Štai pridėta viena prekė į krepšelį. Mes tęsim atsiskaitimą, o štai parodysiu šito modulio valdymą ir visų kitų pristatymo modulių valdymą. Kaip juos rasti administracinėje aplinkoje. Prisijungiam prie administracinės aplinkos, einame į moduliai, pristatymą. Taip patekame į visų pristatymo metodus. Čia yra iš karto įdiegtas universalus pristatymo modulis. Jeigu jūs jo norėsite, tai yra papildoma kaina, nes jis tikrai labai funkcionalus. Jūs galėsite netgi patys keisti pristatymo pavadinimą, logotipą įdėję, dydžius ir taip toliau, labai daug funkcijų. Apie jį šiuo metu nekalbėsiu, tiesiog jis yra sukonfigūruotas. Standartiniai yra visi kiti pristatymo būdai. Aišku, yra įvairių kitų pristatymo būdų, čia pagal jūsų poreikį, bet gali kaina kisti, jeigu reikės vis kitų pristatymo metodų. Šiuo metu sukonfigūruosim yra fiksuotą pristatymo mokestį. Taip, įdiegiam, jeigu nebuvo įdiegtas, redaguojam. Štai tiesiog nustatysim kainą už pristatymą. Visos zonos aktyvuojam. Čia irgi neaktualu. Ir išsaugojam. Atnaujinam atsiskaitimo puslapį. Štai matot fiksuotas mokestis. O šitas išgeneruotas iš universalaus. Kaip minėjau, jo papildomai yra kaina, teirautis dėl jos. Taip pat atitinkamai visus kitus galite irgi aktyvuoti. Pavyzdžiui, yra nemokamas pristatymas. Aktyvuojam. Tai yra įdiegiam, aktyvuojam ir reikia nurodyti sumą, nuo kurios sumos bus aktyvuotas nemokamas pristatymas. Daleiskim nuo 100 eurų, aktyvuota, išsaugojam. Prekė mūsų daugiau nei 100 eurų, taip, tai šis metodas įsijungs. Štai matot, įsijungia nemokamas pristatymas, kadangi perkate daugiau negu 100 eurų. Tai valdomi yra pristatymo metodai. Toliau, be pristatymo metodų yra labai svarbus nustatyti ir mokėjimą. Kaip jie atrodo, tiesiog spaudžiu tęsti ir matote, šiuo metu yra du parinkti, yra banko pavedimų ir grynaisiais. Kaip jie valdomi? Tai lygiai panašiai kaip yra pristatymai, moduliai, mokėjimai. Ir štai matot sąrašą visų galimų mokėjimų, esant poreikio galima ir kitus pridėti. Šiuo metu yra standartiniai. Tai yra bankinis pavadinimas, kaip matot, aktyvuotas, mokėjimas grynaisiais ir taip pat jau bus jums sukonfigūruotas yra Paysera atsiskaitimas, registruotis gali tiesiogiai per čia arba atskirai. Jums reikia tiesiog įdiegti ir aktyvuoti, suvesti reikalingus kodus, kuriuos gausite iš Paysera LT paskyros. Galima pasižiūrėti iš karto. Čia įvesti tiesiog, kad kaip pavyzdys, tiesiog reikės aktyvuoti jums ir suvesti jūsų projekto ID, kur gausite iš Paysera LT užsiregistravę slaptažodį, kalba viskas aišku. Taip pat su Paysera LT jums reikia ne tik čia nustatyti, bet papildomai įvesti ir papildomus kodus, kurius aišku irgi gausite iš Paysera LT. Galėčiau iš karto ir parodyti, kur tai yra valdoma. Sistema, nustatymai, spaudžiam redaguoti. Iš karto matot lentelę Google ir Paysera kodą. Čia jums tai reikia susirasti Paysera, štai va, nuosavybės patikrinimo kodas. Iš karto matote pavyzdžius. Ir kokybės ženklo kodą. Irgi tiesiog reikia iš Paysera LT paskyros įkopijuoti jūsų sugeneruotus kodus. Ir šitas mokėjimo būdas bus aktyvuotas. Grįžtam į mokėjimo būdus. Paysera. Galim pasižiūrėti bankinis pavadinimas, redaguoti, bankinio pavedimo instrukcijas čia suvedam. Taip pat karts nuo karto iškyla poreikis aktyvuoti ir PayPal, tai lygiai taip pat mes galime jį aktyvuoti ir bus jis aktyvuotas ir bus pasirinkime. Štai tiek trumpai apie du modulius, tai yra pristatymus ir mokėjimus, kur juos rasti ir kaip juos valdyti.